Etanolis ar benzinas? Kas šiandien geriau jūsų automobiliui? Sveiki, inžinerijos entuziastai. Ar kada nors atsidūrėte toje kryžkelėje degalinėje, žiūrėdami į etanolio ir benzino kolonėles ir svarstydami, kuris pasirinkimas jūsų automobiliui yra geriausias? Tai klausimas, kuris neduoda ramybės milijonams Brazilijos vairuotojų. Ir patikėkite, atsakymas yra kur kas sudėtingesnis nei garsioji 70% taisyklė, apie kurią tikriausiai jau esate girdėję. Šiandien galutinai išspręsime šį klausimą, atsižvelgdami į Brazilijos benzino realybę ir šiuolaikinių automobilių technologijas. Tačiau kodėl šis sprendimas tapo toks sudėtingas? Pagrindinė šios abejonės priežastis yra ta, kad Brazilijoje naudojamas benzinas nėra grynas benzinas. Nuo 2025 metai rugpjūčio 1.2 pagal įstatymą numeris 14993, remiantis Nacionalinės energetikos politikos tarybos CNPE 2025 metai birželio 25 sprendimu, įprastas ir priedais praturtintas benzinas, parduodamas Brazilijos degalinėse, privalomai turi sudėtyje 30% bevandenio etanolio. Tai tiesa. Taip, jūs išgirdote teisingai. 30% etanolio jau yra jūsų benzine. Tai visiškai pakeičia žaidimo taisyklės ir daro tiesioginį palyginimą su hidratuotu etanoliu E100 daug įdomesnį ir kupiną niuansų. Taigi, jei benzine jau yra etanolio, kaip galime sąžiningai palyginti šiuos degalus? Norėdami tai suprasti, turime pakalbėti apie šilumingumą. Tai yra energijos kiekį, kurį kiekvienas kuras išskiria degdamas. Tai tarsi jėga, kurią kuras turi, kad pajudintų jūsų automobilį. Gryna benzinas, ta be etanolio priemaišų, turi apie 10 400 kilokalorijų šilumingumą. O anhidrinis etanolis, kuris maišomas su benzinu, yra produktas etanolis, siekiant kovoti su degalais. Kovoti su degalų klastojimu. Hidratuotas etanolis E100, kurį rasite atskiroje kolonėlėje, turi maždaug 6000 kilokalorijų viename kilograme. Pastebite skirtumą. Hidratuotas etanolis iš esmės suteikia mažiau energijos vienam tūrio ar masės vienetui. Bet koks yra tikrasis šios 30% etanolio ir benzino mišinio vadinamo E30 poveikis jūsų automobilio kuro sąnaudoms? Ir ar vis dar galioja garsioji 70 taisyklė? Atsakymas yra aiškus. Ne. 70 taisyklė šiandien yra visiškai pasenusi. Ji buvo sukurta tuo metu, kai benzinas buvo beveik grynas, be reikšmingo etanolio kiekio. Ir iš esmės veikia taip. Jūs padalindavote etanolio kainą iš benzino kainos. Ir jei rezultatas buvo mažesnis arba lygus 70%, pildavote etanolį. O jei viršydavo 70%, pildavote benziną. Dabar, jei vis dar naudojate šią taisyklę spręsdami, kokiu kuru pildyti, turiu pranešti, kad tikriausiai prarandate pinigus. Lūžio taškas, tai yra hidratuoto etanolio kainos procentas, palyginti su E30 benzinu, kad abu būtų finansiškai lygiaverčiai, dabar yra tarp 72 ir 75 procentai. Tai reiškia, kad atlikus tą patį skaičiavimą kaip anksčiau, jei santykis yra tarp 72 ir 75 procentai, etanolis vis dar gali būti naudingesnis pasirinkimas. Tačiau atvirai kalbant, geriausias būdas sužinoti, tai atlikti eksperimentą pačiam. Su šiuolaikiniais varikliais ir automobilyje įdiegta emisijų kontrolės technologija. Priklausomai nuo to, kokį automobilį turite, gali būti, kad ši taisyklė jums netaikoma. Taip yra todėl, kad automobilių elektroninės įpurškimo sistemos reguliuoja kuro sąnaudas pagal kuro tipą, kad atitiktų emisijų normas. Taigi mano patarimas yra: atlikite eksperimentą patys. Pavyzdžiui, išsiaiškinkite tikrąsias savo automobilio kuro sąnaudas. Naudokitės automobilio prietaisų skydeliu, kuriame borto kompiuteris rodo momentinį kilometrų 1 litrui rodmenį. Arba pripildykite baką, nustatykite odometrą į 0, nuvažiuokite apie 100 km, vėl pripildykite baką ir padalykite nuvažiuotus kilometrus iš degalinėje įpiltų litrų. Padarykite tai tiek su benzinu, tiek su etanoliu, kad gautumėte vidurkį. Ir tada palyginkite gautą kainą su degalinių kainomis. Pavyzdžiui, jei benzino kaina yra 6,29, o jūsų automobilis su 1 litru nuvažiuoja 12 km, jūs išleistumėte 0,52 cento už kilometrą. Jei etanolio kaina yra 4,53, o jūsų automobilis sunaudoja 1 litrą 9 km, jūs išleistumėte 0,50 cento už kilometrą. Šiame palyginime etanolis atsiperka 2 centais už kilometrą.
Atrodo mažai, ar ne? Tačiau tiems, kurie nuvažiuoja 20 000 km, tai reiškia 400 realų sutaupimą vien dėl šio skaičiavimo. Bet kodėl atsirado ši nauja taisyklė? Na, 30% etanolio buvimas benzine E30 jau keičia mišinio šiluminę vertę ir oktaninį skaičių. Kai palygini hidratuotą etanolį E100 su E30 benzinu, energijos ir našumo skirtumas jau nebėra toks pats, kaip kai buvo lyginamas E100 su beveik grinu benzinu. Etanolis, nors ir turi mažesnę šiluminę vertę, turi labai svarbią savybę. Jis turi didelį atsparumą detonacijai, kuris matuojamas oktaniniu skaičiumi. ANP netgi padidino braziliškos benzino RON arba mokslinį oktaninį skaičių nuo 93 iki 94, kad kompensuotų didesnį etanolio mišinį. Ir tai kalbant apie vidurkį, nes E30 benzinas gali pasiekti net iki 100,7 RON, kas yra puikus rodiklis ir tiesiogiai naudingas modernesniems varikliams. O kokios yra techninės to priežastys? Etanolis dėl mažesnės šiluminės vertės iš tikrųjų sumažina variklio tūrinį efektyvumą, tai yra esant tam pačiam oro kiekiui, jis suteikia mažiau energijos. Tačiau dėl didelio atsparumo detonacijai šiuolaikiniai varikliai, ypač su turbokompresoriumi ir tiesioginiu įpurškimu, gali veikti su didesniu suspaudimo laipsniu ir optimizuotu uždegimo kampu. Ir tai reiškia, kad nors grynas etanolis arba didelės jo koncentracijos benzine turi mažiau energijos, variklis sugeba efektyviau išnaudoti šią energiją, taip iš dalies kompensuodamas skirtumą. Seni atmosferiniai varikliai gali taip stipriai nepajusti šio pranašumo. Tačiau turbokompresoriniai ir GDI varikliai, kurie šiandien sudaro daugumą naujų automobilių, puikiai išnaudoja didesnį E30 oktaninį skaičių. Bet ar žinote, kodėl Brazilija pasirinko tokią politiką – 30% etanolio benzine? Na, turiu vaizdo įrašą šiame kanale, kuris būtent apie tai ir kalba. Ir paliksiu nuorodą į jį šio vaizdo įrašo pabaigoje. Manau, verta jį pažiūrėti. Taigi, koks iš tikrųjų šiandien yra geriausias kuras jūsų automobiliui? Atsakymas vis dar tas pats. Tai priklauso. Aš nesigilinsiu į tai, kuris kuras turi geresnės savybės, bet finansiniu požiūriu jūs jau turite įrankius priimti daug labiau pagrįstą sprendimą. Pirmiausia, pamirškite 70% taisyklę. Considera o tipo de motor do seu carro. Jei tai yra modernus variklis su turbina arba tiesioginiu įpurškimu, jis gali labiau pasinaudoti aukštų E30 oktaniniu skaičiumi, o grynas etanolis taip pat bus puikus pasirinkimas. Trečia, atsižvelkite į kainą degalinėje ir savo vairavimo stilių. Gerai prižiūrėtas ir efektyviai vairuojamas automobilis visada bus ekonomiškesnis, nepriklausomai nuo kuro rūšies. Tiesa ta, kad automobilių inžinerija ir degalų sudėtis nuolat tobulėja. Tai, kas buvo tiesa prieš keletą metų, šiandien gali būti jau nebeaktualu. Svarbiausia, kad jūs kaip vairuotojas visada būtumėte informuotas ir pats atliktumėte skaičiavimus, atsižvelgdamas į savo automobilio ypatumus ir kainas jūsų regione. Protingas pasirinkimas yra tas, kuris pagrįstas duomenimis ir supratimu, kaip jūsų automobilis iš tikrųjų veikia su turimais degalais. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. Jei žiūrėjote iki šios vietos, kviečiu jūs pasižiūrėti mūsų rekomenduojamus kursus. Tad nukreipkite savo telefoną į QR kodą arba spustelėkite nuorodą aprašyme apie mūsų kursus. Juose rasite Excel, trimačio modeliavimo AutoCAD, oratorystės ir daugybę kitų kursų. Ir tai yra mūsų šio kanalo atrinkti kursai, kurių kokybę galime patvirtinti. Dabar noriu sužinoti jūsų nuomonę. Ar jau žinojote apie 30% etanolio benzine? Ar perskaičiuosite savo degalų pildymo strategiją? Bet manau, kad svarbiau nei tai. Palikite komentaruose, kokio tipo kurą renkatės pildydami automobilį ir ar turite kokią nors priežastį savo pasirinkimui. Čia šone yra du įdomus vaizdo įrašų pasirinkimai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir praturtintumėte savo kultūrą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai. Didelis apkabinimas ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.